Tai vat būtent tas labai toks įdomus skirtumas, ar ne? Kad moteriams trumpalaikiuose santykiuose fizinis patrauklumas svarbesnis yra, o vyrams ilgalaikiuose. Iš tiesų, tas fizinis patrauklumas... Ir įdomu, žiūrėkit, kad vyrams trumpalaikiuose santykiuose nėra toks svarbus fizinis patrauklumas iš tikrųjų moters. Čia labai įdomus dalykas. Vat kai jūs matot, pavyzdžiui, kokius kieno nors santykius, pavyzdžiui, ir matot trumpalaikius, kad ten žmonės susitiko ir ten žiūrit, vat, vyras jau ten kabina tą moterį, nors jinai negraži, pavyzdžiui, jums atrodo. O jam nelabai svarbu, nes jisai nori trumpalaikių santykių. Jam tas grožis nesvarbu, jam svarbu, kad būtų vaisinga ir kad išreikštų seksualinį interesą. Ir viskas, ir jis jau linkęs yra poruotis. Ir jam nelabai svarbu tas fizinis patrauklumas. Na va, moteris nesirenka partnerių ilgalaikiam santykiam pagal išvaizdą, bet trumpalaikiuose taip. Aš labai noriu, kad perduoti tą žinią, būtent tą, ką aš pati supratau ir jums tą patį, kad kodėl įdomiai tas fizinis patrauklumas, kodėl moterims suveikia būtent trumpalaikiuose, kad jos padaro tokį mainus, reiškia, į gerus genus.